Nu, jeigu tokios oro sąlygos, nešlapia, neprimirkęs dirvožėmis, drėgmės nėra pertekliaus, tai jisai važiuos ir čia dažnu atveju nepaliks tų provėžų, bet jeigu bus kaip luoma, kurioje renkasi pastoviai iš visų pusių subėga vanduo, kaip ten to keliu, kur mes važiavom su automobiliu, tai ten tiesiog iš visur subėga vanduo. Nu, o čia yra aukštesnė vieta, tas keliukas šiaip eina per kažkieno miško valdą, aš labai abejoju, ir jis yra. Ar juo leistų kas nors važiuoti, nes ten, kur mes važiavom mašiną, ten yra kvartalinė linija, servitutinis kelias, tai ten jis yra tarnaujantis. Tai mes jo galim važiuoti, bet iš po savęs visą laiką turim susitvarkyti. Tai ten su savo automobiliu mes pravažiuotume, bet ar mes norim tokios pramogos? Na, aišku, čia visi norėtų, kad mes čia iki purvų būtume išsikasę, ne? Čia su kastuviukais kažką stumtų, čia kažką traktoriuką belarus eitų ieškotų, bet ne. Gedimins įkrita į purvą, neišvažiuoji, čia tas, kur miškus naikina. Bet kiek naikina miškų, bet vis tiek kažkur atsiduriam kažkokiam gražiam, ne?